gražus šeštadienis, šiek tiek netradicinė veikla. Nutarėm atvažiuoti prie Kauno marių, vyksta šiandien vandens motociklų lenktynių finalinis etapas, turbūt taip taisyklingai pasakiau, čia galiu įdėti nuorodą paveiksliuką, kas tiksliai per renginys. Tiesą sakant, pats šitam sporte nelabai kažką tai nusimanau, žinau, bet kadangi vyksta tavo mieste, kodėlgi neatvažiuoti ir pasižiūrėti. Kol kas vyksta liktis tik tai treniruočio etapas, bet už valandos turėtų jau kaip ir lenktynių etapas kažkoks prasidėti. Kaip suprantu, turim pačią lenktynių trasą iš koliukų balionų sudėliota, kur vyks lenktynės. O ten motociklai šiuo metu ilsis, pietų pertrauka. Einu pažiūrėti arčiau, kaip ten kas atrodo. Penktasis numeris Kaunas Akobai komandos jaunėlė Astra Gurkšnytė. Skrieja trasoje pirma, Gracija Tomaševska seka ją iš paskos. Tol vieni dalyviai dar lenktyniauja, paskutiniai vyksta pasiruošimo darbai sekančių lenktynininkų, kas kur apilasi, kas kitus remonto darbus atlieka, kas jau motociklus į vandenį leidžiasi. Dviejų šio savaitgalio lenktynių Gracija užbaigia garbingoje aukštoje antroje vietoje ir man regis, jog tai yra jos ligšiolinės karjeros rekordas. Bet išties puikus pasirodymas, sveikinimai gydį. Baigėsi pirmos kategorijos lenktynės, kaip suprantu, kauniečiai visai liko patenkinti, nes laimėjo kaunietė. Dabar einu pažiūrėsiu, gal iš kitos vietos galima dar iš kito kampo pažiūrėti, nes ką tik pradėjo lenktynės ir antrasis etapas, dar 4 sportininkai. Taip, visi gerai plaukia, aš nesuprantu, dar nei vieno nemačiau, kad nuo vandens moco nukristų, nors atrodo ant tų bangų ten ant šono pasivyra tik tai vandens purslų, bet nei vienas nenukrito. Kas lenktynę žiūri, kas tiesiog mėgaujasi spurgom. Visi savaip supranta pramogas ir laisvą laiką. Taip, finišo vėliava plevėsuoja Dovydas Kukra, finišo liniją kerta pirmas ir džiaugiasi savo pasirodymu ir pelnyta pirmąją vietą. Volodymyr Kaliužnai pasiekė finišo liniją, sekdamas jam iš paskos ir trečią vietą užima. Ir dabar galim pažiūrėti savo taškų kraitį tikriausiai netaip gausiai kaip aptarnaujantis personalas komandų visų. Čia ir visas varžybų tvarkaraštis pakabintas, kas kada lenktyniauja. Čia pirmų 4 grupių nugalėtojai laikai. Visi važiuoja pirmą kartą, o po pietų visos tos pačios grupės varžysis antrą kartą. Ir kaip suprantu, iš 2 važiavimų bus sudarytas bendras rezultatas šio etapo. Ir aš norėčiau pakviesti Runabout. Lenktynės prasidėjo nuo junior, nuo ladies grupių, jau tada atrodė, o gerai varo rimtai, bet kai dabar pasižiūri, kai kategorijos atėjo, kaip suprantu, galingesnių šiek tiek motociklų, tada supranti, kad wow, čia gali būti dar geresni ir didesni greičiai. Ir štai, Egidijus Kirilevičius, motociklų manija komandai atstovaujantis 18 starto numerio savininkas, pirmasis išvysta priešai save iškeltą plevėsuojančią šachmatinę vėliavą. Tai yra ženklas, jog jis nugalėjo šiose lenktynėse. Prieš startą visi savo jaudulį panašu, kad malšina skirtingai. Vieni buvo ramiau, vietoj tiesiog ramiai ratukas suka arba ten tiesiog stovi, kiti kaip tik nori kuo labiau, atrodo dar kokią saulę išrėžti. Normalu matau, kad visi savaip savo jaudulį malšina. Nu ir jau ruošiasi startui. Atrodo, kad nepavyko startas, kažkas tai anksčiau negu buvo duotas signalas, išplaukė, visi vėl grįžta į liniją ir bandys pakartoti.
panašu iš antrą kartą pavyko ir visi startavo. Iš tokių vipinių vietelių ir aš galėčiau dažniau lenktynės atvažiuoti pažiūrėti. Gultai, saulė, geras oras ir lenktynės priešais tave, ko daugiau reikia. Išplaukė dabar galingųjų motociklų kategorija, kaip suprantu, motociklai be jokių galios apribojimų, bet matėte iš starto, kad jaučiasi, kad tai galingesnė negu prieš tai buvusi buvę motociklai. Bankauskas prieš pat starto finišo tiesėje žiūrovų akivaizdoje nusprendžia padaryti trumpas improvizuotas maudynes su vandens teisėjų pagalba. Pirmai šnekėjau, kad nei vieną dar nemačiau nukritusio. Pirmas atsirado ir būtent šitų greitų kategorijai. Turbūt normalu, kad kuo didesnis greitis, kuo staigesni posūkiai, tuo lengviau yra ir nukrist. Čia ir startavo vienintelė kategorija, šiek tiek kitokia nuo visų su stovimais motociklais. Šiaip nelabai buvau įsigilinęs, kad yra tokia atskira kategorija, bet pasirodo yra 7 dalyviai, 4 iš jų Latvijų, pasirodo netgi ne Lietuvos sudaro daugumoje šitoj kategorijoje. Lenkijos lenktynininkas kerta finišo liniją ir tą padaro greičiausiai iš visų Runabout Tipo 1 klasės dalyvių. Žmogus, kurio trofėjų kolekcijoje daugybė. Nu ką, suvažiavo visas 9 kategorijas, jeigu gerai suskaičiuoju, tiek buvo skirtingų grupių. Suvažiavo jos dar tik tai pirmą kartą, 15 minučių pertrauka, tada visos kategorijos važiuos antrą kartą. Šiandien nesibaigė netgi šis sporto savaitgalis Kaune, nes rytoj visi lenktynininkai renkasi antrą dieną ir važiuos dar kartą. Ir tada jau skaičiuos galutinius rezultatus ir bus aišku, kas kelintą vietą užėmė čempionate. Aš šiam renginy prabuvau 4 valandas, tiek truko, kol visas 9 grupės važiavo. Šiaip būtų smagu pasilikti ir toliau, dar pažiūrėti, kaip seksis antrame etape. Bet kai stengiasi suderinti vis tiek daugiau veiklų, tiek ir laisvalaikį, tiek ir pafilmuoti, tiek ir dieną su šeima, tai vis dėlto su vaiku, kai būnant, neišeina visos dienos paskirti vienoje vietoje, tai aš džiaugiuosi ir tai pakankamai ramiai 4 valandas atbuvęs, atžiūrėjęs ir papramogavęs, viską suderinęs. Ir ką galiu pasakyti apie šį sportą, tikrai žiauriai fainas sportas, niekad nebuvau tokiose lenktynėse, gyvai nežiūrėjau, bet manau, kad šiemet čempionatas baigsis, bet kitais metais aš ar Kaune, ar kitą miestą apsilankysiu ir būtinai pažiūrėsiu, kaip vyksta ši sporto šaka. Tai gal specifinis sportas, brangus sportas, ne visų skonių sportas ir gal netgi žiūrovom nėra toks sportas žiauriai įdomus, kaip, sakykime, krepšinis, futbolas, kur yra daugiau veiksmų, bet tai yra tikrai savotiškai įdomus, greitas ir net nežinau, tikrai geras sportas. Taip kad, o aš pabandžiau, nufilmavau ir manau, kad gavosi. Nežinau, dar tiesą sakant, prifilmavau tikrai nemažai medžiagos, pažiūrėsiu, kas gausis, kokio turinio filmukas, kokio ilgio filmukas, bet manau, kad pažiūrėjai, jeigu tau patiko, paspausk laiką, pasubscribink kanalą ir iki kito karto.